Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 7 skyrius. Betė verda tasiukus menulveidžiui. Daug dienų po šio nuotykio vaikai kalbėjo tik apie tolumų medį ir keistus jo gyventojus. Betė tvirtino, kad būtina tesėti pažadą ir nunešti menulveidžiui tasiukų. Pažado reikia laikytis, pasakė ji. Jei mama duos cukraus, sirupo ir pieną, tasiukų aš išvirsiu, o tu, Džo, galėsi juos nunešti menulveidžiui. Mama pasakė, kad trečiadienį nueis į parduotuvę ir tada vaikai galės virti tasiukus. Trečiadienį Betė pradėjo virti saldainius, stengdamasi, kad tasiukai būtų kuo skaniausi, saldžiausi ir tasiausi. Podą jį uždėjo ant viryklės. Saldainiai išvirė puikus. Kai tyrė atvėso ir sustingo, Betė ją supjaustė mažais gabaliukais. Tasiukus jis sudėjo į popierinį maišelį. Davė broliui ir seseriai. Vieną ir pati įsimetė į burną. Turbūt teks eiti naktį, tarė Džo. Šią savaitę nepastebėtam ilgam negalėsiu dingti. Sode daug darbo. Naktį, kai danguje skaičiai suspindėjo mėnulis, Džo išsirito iš lovos. Betė su Frane pabudo ir išgirdo. Jos nesiruošė eiti kartu, bet pamačiusios mėnesienas nutviksta pamiške, prisiminė nuostabųjų tolumų medį ir suvokė, kad jokių būdų negali likti namie. Juk kartu nebūtum likęs, tiesa? Jos akimirksniu apsirengė ir sušnibždėjo Džo pro duris. Mes irgi einam, Džo, palauk mūsų. Džo palaukė. Tada visi trys nusileido girgžiais laiptais ir išsilinko į mėnesienos apšviestą sodą. Šešėliai buvo juodi kaip rašalas. Spalvų nebuvo matyti, tik blyški šalta mėnesiena. Netrukus jie priėjo užburtą mišką. Bet dabar jis buvo visiškai kitoks. Visur knibždėte knibždėjo pasakų žmogučio ir gyvūnų. Tamsiausiose miško vietose eilėmis kabojo žibintai. Mėnesienos apšviestose vietose žibintų nebuvo. Iš visų pusių sklido erzelynė ir šurmulys. Niekas nekreipė dėmesį į vaikus. Niekas nenustebo juos pamatęs, o štai vaikai buvo pritrenkti. Ten turgus, sušnibždėjo Betė Džo. Matai vėrinius iš dažytų gilių ir segės iš erškėtrožio? Tačiau Betė žiūrėjo kitur, į miškingą slėnį, kur šoka, čiauškėjo ir juokėsi kaukai su fėjomis. Kai kojas pavargdavo, šokėjai pakildavo į orą ir skrajodavo mėnesienos nutveksti. Franė žiūrėjo į elfus, auginančius šungrybius. Kai tik šungrybis užaugdavo, elfas jį užtiesdavo staltiese ir padėdavo limonadą su pyragaičiais. Vaikams atrodė, kad jie sapnuoja. Kaip gerai, kad atėjom, džiaugiasi Betė. Nebūtume nei žinoję, kad naktį užburtas miškas taip atrodo. Vaikai sugaišo baisybę laiko, apžiūrinėdami viską pakeliui, bet galų gale nusigavo prie tolumų medžio. Dabar net ir medis atrodė kitaip. Jis buvo apkabinėtas mažų žibintuvėlių girliandomis. Visos jo šakos žaižaravo kaip milžiniška kalėdų eglutė. Džo pastebėjo dar vieną dalyką. Nuo vienos šakos iki kitos driekėsi stora virvė, įsikibti tiems, kurie norėtų lipti medį. Matot, parodė jis, šiąnakt kopti bus daug lengviau. Reikės tik įsikibti virvę ir ropštis. Greičiau. Į medį lipo ir daugiau žmonių, gyvūnų. Ne į šalį viršūnę, bet
aplankyti draugų, kurie gyvena milžiniškame sename medyje. Dabar visos durys ir langai buvo atdari, visur skambėjo juokas ir šnekos. Vaikai lipo vis aukščiau ir aukščiau. Jie pasiekė Kauko trobelę, to kuris praėjusią savaitę buvo taip ant jų supykęs. Ir pamatė, kad šiąnakt Kaukas puikiai nusiteikęs, šypsosi ir pro atvirą langą plepa su 3 pelėdom. Bet Džo vis tiek manė, kad stabtelėti neverta. Kaukas gali jos prisiminti ir vėl perlėti vandenį. Jie toliau ropštėsi virvę, lipti iš tiesų buvo daug lengviau. Pasiekė šilkaplaukės namelį ir užšoko į svečius. Fėja kažką kepė. Labas, pakėlė akis šilkaplaukė ir nusišypsojo. Tai jūs vėl atėjot? Ir kaip laiku? Aš iškepiau spragučių, jie dar karšti. Šilkiniai jos plaukai kaip aureolė gaubė mažutį veidelį, paraudusi nuo ugnies. Džo išsitraukė maišelį su tasiukais. Mes jos nešam Mėnulveidžiui, tarė jis, bet prašom vaišintis. Šilkaplaukė pasėmė tasiuką ir davė kiekvienam po 3 karštus spragučius. Dieve, kokie skanūs jie buvo, ypač kai sprogdavo burnoje. Ilgai svečiotis negalim, miela šilkaplaukė, tarė Betė. Mūsų dar laukia tolima kelionė. Saugokitės ponios skalbyklės vandens, priminė šilkaplaukė. Naktį ji elgėsi baisiai, juk žino, kad medyje pilno žmonių, bet su džiaugsmu pila ant jų savo nešvarų vandenį. Vaikai lipo aukštyn, praėjo poną kaip jis ten, kietai miegantį ir knarkiantį krėslį, o nuo ponios skalbyklės kliokiančio vandens pavyko išsisukti. Šį kartą ne vienas nebuvo net aptaškytas. Tokio keisto medžio kaip gyva nesu mačiusi, nusijuokė Franė. Negali net numanyti, kas po minutės atsitiks. Jie vis lipo ir lipo virve ir pagaliau užsikopė į viršų. Tada pabeldė į geltonas pono Mėnulveidžio duris. Prašom, išgirdo jo balsą ir įėjo vidun. Mėnulveidis sėdėjo ant lenktos lovos ir adė pagalvėlę. Sveiki, tarė vaikams, ar atnešė tasiuką, kurį likote skolingi? Atnešėm, atsakė Džo ir padavė jam maišelį. Čia jų daug, Mėnulveidė, pusę už tai, kad leidai pasinaudoti šliuožynę praėjusią savaitę, pusę, kad leistum ją nučiuožti ir šiąnakt. Oho, laimingas, tarė Mėnulveidis, pažvelgęs į maišelį, kokie tasiukai. Jis susikišo į burną 4 ir ėmė čiulpti. Skanus? Paklausė Betė. Čiop, 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 atsakė Mėnulveidis, nes tasiukai prilipo jam prie dantų. Ir aiškiai kalbėti jis negalėjo. Vaikai nusijuokė. Ar tolumų medžio viršūnėje karuselinė? Paklausė Džo. Mėnulveidis papurtė galvą. Čiupt, vėl nučiulpsėjo jis. Tai kokia šalis dabar ten? Paklausė Franė. Mėnulveidis vyptelėjo ir suraukė nosį. Čiop, 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 čiop. Labai nuoširdžiai pareiškė. Nieko mes iš jo neišpešim. Kol valga tasiukus, tarė Betė. Čiulpsies sau ir tiek. Kaip gaila, norėčiau sužinoti, kokia šalis atklydo šiąnakt. Einu dirstelėsiu, tarė Džo, ir pašoko. Mėnulveidis atrodė nusigando. Jis papurtė galvą ir čiupo Džo. Čiop, 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 suriko jis. Nebijok, Mėnulveidė, aš tik pažiūrėsiu, paaiškina Džo. Į tą šalį neįsiu. Čiop, 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 baimingai suriko Mėnulveidis. Iš paskutiniųjų stengdamasis praryti tasiukus, kad galėtų tinkamai paaiškinti. Čiop. Džo jo nebesiklausė. Su seserėmis išėjo pro duris ir užlipo ant viršutinės tolumų medžio šakos. Kokia šalis plyti virš jų šį kartą? Džo žvilgtelėjo pro tamsią skylę debesyje, apšviestą mėnesienos. Tada priėjo prie kopečių, kurios baigėsi ties skylę. Užkopė, įkišo galvą į šalį viršūnėje ir suriko.
Bėte, Frane, čia ledas ir sniegas. Ir pilna didelių baltų lokių. Ateikit pažiūrėti. Ir tada atsitiko baisus dalykas. Kažkas čiupo Džo tiesiai nuo kopėčių ir jis dingo ledo ir sniego dalyje virš debesies. Džo, grįžk atgal, Džo, sukliko Mėnulveidis. Iš baimės prarijęs visus tasiukus. Pro skylę net žiūrėti negalima. Tave pagaus senis besmegenis, bet Džo jau buvo dingęs. Nusiminusi Betė pažvelgė į Mėnulveidę. Ką dabar mes darysime, paklausė ji.